I'll never know why some needs are warm. I can't explain the rainbow in the storm. Šiandien yra 2016 metų spalio 30-oji, mano gimtadienis. Esu simboliškai Prancūzijos oro uoste. Dabar 3 mėnesius būsiu išvykęs į Kroatiją. Čia mano skrydis į Kroatiją prasideda jau įpusėjo. Aš buvau Varšuvai. Planuoju fiksuoti savo kelionę šitais video, kad pats turėčiau prisiminimui. Nežinau, kaip būna, arba nufotografuoji, arba nufilmuoji ir nieko su tuo nepadarai ir nieko neįvyksta su tuo medžiaga, net nepasižiūri dar kartą. Tai jeigu labai girdit ūžimą kažkokį, aš esu prie pat oro uosto. Mano tikslas yra užfiksuoti ir iš karto sukliuoti kažkokį produktą per kelias dienas, leisti savo sukurti kažką ir turėti. Mano kelionė į Kroatiją yra tokia. Kelionės tikslas – Opatija. Mažas miestelis Kroatijoje. Sėdu autobusą Vilniuje ir pajudu į Varšuvą. Tada sėdu į lėktuvą, skrendu į Paryžių, persėdu, skrendu į Zadarą, ten pasimėgauju miestu vieną dieną ir tada Kroatijos pakrantę važiuoju autobusu 5 valandas į galutinę stotelę Opatiją, kur ir prasideda mano 3 mėnesių kelionė. Aš esu čia, planuoju praeiti viską maždaug čia ir tada ilga kelionė namo, čia aplankant kaimynus, pasižiūrint Kadangi mano šaldytuvas neveikia, aš savo maistą laikau šitą maišiukę, buvau užkišęs ant palangės ir mane pažadino varna, kuri krapštė mano maistą.